Labą dieną visiems susirinkusiems ir šiandien pratęsiu istoriją apie tai, ko mes nematome ir apie tai, kas lemia, ką mes jaučiame. Ką išsineš klausytojas iš šios paskaitos? Supratimą, kad žarnynas tai ne tik tai virškinimas, o sudėtinga ekosistema, kuri daro įtaką mūsų nuotaikai, mūsų energijai ir mūsų bendrai savijautai, aišku ryšį tarp maisto triptofano ir serotonino ir kodėl tai yra taip svarbu, ką valgome ir kaip tai veikia ne tik kūną, bet ir mūsų emocijas. Žinojimą, kad gera savijauta prasideda žarnyne, o ne tik galvoje ar valios pastangose. Praktinius kasdieninius žingsnelius, kaip palaikyti žarnyno ekosistemą be kraštutinumų, be stebuklingų dietų. Ir be abejonės ramesnį požiūrį į save, suprantant, kad nuotaikos svyravimai dažnai turi biologinį pagrindą. Prieš tęsiant norėčiau užduoti Jums porą klausimų. Žiūrint iš evoliucinio taško, kaip Jūs manote, kas pirmiau išsivystė, žarnynas ar smegenys? Kaip Jūs manote, kas daugiausiai gamina ir kur daugiausiai prisigamina laimės molekulių? Taigi, tęsiant toliau, kai prieš kelis šimtus milijonų metų Žemėje atsirado daugialąsčiai organizmai, pirmasis organas, kuris išsivystė, buvo žarnynas. Palaipsniui aplink tą primityvų vamzdelį susiformavo neuronų tinklas. Ir hidra, tai vandens daugialąstis gyvūnas, yra viso to pavyzdys, kada gali jinai egzistuoti tik dėka virškinimo vamzdelio apsupto neuroniniu tinklu. Ir tarp kitko, hidra yra labai dideliam mokslininko akiratį, jos dėka yra tyrinėjami regeneracijos procesai. Kalbant iš lingvistinio požiūrio, iš lingvistinio taško, įdomu pastebėti tai, kad pirmiausiai mes kalbame emocijomis, pirmiausiai ateina emocija, o tik paskui galvoje susiformuoja mintis. Ir įdomiausia tai, kad tai yra ne kad kultūrinis kažkoks dalykas, kai mes kalbam apie tam tikras emocijas savam pilve, kaip pavyzdžiui, kai įsimylime, sakome, drugeliai skraido mūsų pilve, arba kaip mes pykstame, labai norim išreikšti pyktį, atrodo, tarsi vabalai kažkokie blakės vaikščioja pilve, arba jeigu jaučiu labai didelį skausmingą sielvartą, jaučiuosi kaip išdarytas. Ir jeigu lingvistiškai lyginant įvairias tautas, tai praktiškai tos pačios reikšmės yra. Tai reiškia, kad tai ne kultūrinis dalykas, o tiesiog žmonės, kaip sakant, per kūną, per išjautimą kalba taip, kaip kalba. Jeigu mes paimtume virškinamąjį traktą visą nuo burnos iki išangės, išskleistumėm, tai susidaro nedidesnis kaip 40 kvadratinių metrų virškinamojo trakto paviršius, teigia švedų mokslininkai. Tai įsivaizduokit, kas ten vyksta, kaip ten vyksta ir apie kokius mastus mes kalbame. Kalbant apie žmogų ir žmogaus vietą ekosistemoje, mes nuo gamtos niekaip nesiplėšim, esam tik nedidelė gamtos dalis, bet šiandieną žmogus tapo milžiniška jėga, kuri keičia evoliuciją. Jau šiai dienai yra paskelbtas taip vadinamas 6. masinis išnykimas, kai žmogaus sukeltas šiuo metu vykstantis pasaulinis biologinės įvairovės nykimas kelia grėsmę visoms ekosistemoms, įskaitant ir patį žmogų. Jau dabar mokslininkai nustato, kad urbanizuotose populiacijose labai stipriai gausiai sumažėja ištisos mikroorganizmų, mikrobų bendruomenės. Ir šių mikrobų praradimas nėra gerai, nes tai kelia grėsmę
pačiam žmogui, nes mokslininkai nustatė, kad dėl to gali būti ir didėjantis atsparumas antibiotikams, dėl to kyla vis dažniau ir dažniau įvairios epidemijos ir neprognozuojama, kad tų naudingų bakterijų gamtoje praradimas gali sukelti nevaldomas pandemijas. Ir visi tie mikrobai, kurie yra gamtoje, pavyzdžiui, dirvožemio mikrobai arba oro mikrobai, kuriais kvėpuojame miške ar ne, augaluose ir visur kitur, jie yra mums naudingi, nes jie, kaip sakyti, padėdami augalui, gyvūnėliui ir visą kitą, kuria gerą, natūralią visą ekosistemą ir mes iš gamtos tada gauname sveiką, kokybišką ir gerą maistą. Ir dėl tos žmogaus veiklos, dėl kylančių visų šitų klimato kaitų ir vandens užterštumą ir taip toliau, mokslininkai labai susinerimę yra ir pradėjo kaupti ne tik tais augalų sėklų, kurti bankus, bet taip pat ir žmogaus mikrobiomos bankai kurti, nes nyksta ta sveika mūsų populiacija, ekosistema virškinamajame trakte taip pat. Kas yra žarnyno ekosistema? Tai daugiau tokia mokslinė sąvoka, bet jinai atspindi mikrobų tarpusavio suderinamumą, mikrobų sąveiką su žmogum, su aplinka ir viso šito, kaip sakyt, pusiausvyrą. Ir šita sistema lemia, kaip efektyviai veikia virškinimo sistema ir platesnė žmogaus sveikata. Platesnė sveikata suprantama, kad mikrobiotos poveikis nepasibaigia tik tais virškinamuoju traktu, bet įtakoja daugelį kitų organų ir sistemų ir bendrą organizmo funkcionavimą. Čia žemiau pateikiau tokius apibrėžimus, kad jums būtų aiškiau atskirti. Mikroflora tai jau toks labiau senstelės apibrėžimas, daugiau naudojama mikrobiota, o mikrobioma atspindi visą genetinę turimą informaciją. Virškinamajam traktui labai yra svarbus visi ekosistemos veiksniai, pradedant nuo to, kurioje geografinėje vietoje mes gimėme, užaugome, kokia buvo mamos sveikata nėštumo metu, kokiais takais keliais atėjome į šį pasaulį, kaip mes buvome maitinami, ar dirbtinai, ar mamos pieno, kaip ilgai mamos pieno gavome. Taip pat įvairaus pobūdžio stresas ir fizinis, ir emocinis, ir visoks kitoks, mūsų mityba, naudojami vaistai ir amžėjimas taip pat. Kiekviena kūno vieta turi savo specifinę, sukuria savo specifinę biogeografiją. Ir kiekviena kūno vietelė turi savo mikrobiotą. Odos mikrobiota yra odos, žarnyno yra žarnyno. Ir daugiausiai rūšių mikrobiotos prasme turi virškinamasis traktas. Tuo tarpu nosies, burnos, odos mikroflora yra truputėlį, sakykime, mažesnės apimties. Jeigu žarnyne priskaičiuojama keliais tūkstančiais, tai čia yra apie kelis šimtus. Įvairūs žmogaus mikrobiomo projektiniai tyrimai, kurie tyrė mikrobiotai žmogaus išmatų, nustatė, kad egzistuoja daugiau negu 2700 prokariotinių rūšių ir tie prokariotai buvo suskirstyti į 11 skirtingų tipų. Prokariotai tai yra archėjos ir bakterijos. Prokariotai nuo eukariotų, tai yra nuo augalų, nuo gyvūnų skiriasi tuo, kad neturi branduolio, o archėjos nuo bakterijų skiriasi tuo, kad jų ląstelės membrana skirtinga, archėjos neturi peptidoglikanų, o bakterijos turi. Žmogaus genomas sudaro apie 23 000 genų, o tuo tarpu mikrobiotos genai sudaro daugiau nei 300 milijonų. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad genetinėme lygmenyje 99% mūsų kūno genų yra mikrobų.
Čia aš tokią padariau lentelę, norėdama pademonstruoti, kaip atrodo normali žarnyno mikrobiota. Ir čia svarbiausius žaidėjus sudėliojau. Ir jeigu kalbant apie sveiko mikrobiotą, tai sveikoji mikrobiotai turi būti didelis skaičius firmikutės bakterijų, kurios gamintų trumpos grandies riebiąsias rūgštis. Pagrindinės jų yra 3, tai yra butiratas, propionatas ir acetatas. Jos yra banginiai, galima tai pasakyti. Butiratas tai tiesiog maitina mūsų žarnyno visas epitelinės ląsteles. Tuo tarpu propionatas, acetatas atsakingi už energiją, už riebalų ir angliavandenių metabolizmą. Toliau turi būti geras santykis, esant sveikai mikrobiotai, tarp formikutės ir bakteroidetės. Turi būti nedidelis kiekis proteobakterijų ir pakankamas kiekis Akkermansia municipala. Apie Akkermansiją irgi daug išgirsite, nes jinai yra siejama su nutukimu. Kuo jos mažiau, tuo nutukimas pasaulyje didėja. Toliau labai nedidelis kiekis metano brevibakterijų, būtent iš tų archėjų. Tai šitos archėjos, nors ir labai nedidelį procentą sudaro žarnyne, bet šiai dienai turim labai daug pacientų, kurie skundžiasi pilvo pūtimu, negali paaiškinti, kas čia vyksta, kitų simptomų nėra, bet dažnai paskui, kad jaučiuosi išpūstas, kaip kamuolį prarijęs, tik vandens atsigeriu ir man blogai. Tai čia galimas dalykas, kad yra į tą procesą įtrauktos metano brevibakterijos. Ir šitos bakterijos sąlygoja pilvo pūtimą susijusi su vidurių užkietėjimu. Tuo tarpu, jeigu bus per didelis kitų bakterijų išvešėjimas, tai bus pilvo pūtimas, bet lydimas viduriavimo. Taip, kad be šito, ką aš išvardinau, privalo dar būti, kad visos to žarnyno bakterijos būtų stabilios ir atsparios aplinkos poveikiams ir nepažeistas virškinimo trakto epitelio barjeras. Dabar čia irgi specialiai dėjau šitą skaidrį, norėdama labai stipriai pabrėžti, kad kiekvienas virškinamasis traktas yra labai tvarkingai sudėliotas. Kiekviena dalis, paimant skrandis, plonai žarnyną, storai žarnyną, turi savo konkretų pH, turi savo konkretą ištirpusi deguonies kiekį ir pagal tai konkrečiai išsidėsto bakterijos. Imant nuo burnos, tai gyvena aerobai, tai bakterijos, kurios myli ir gyvena dėka deguonies, ir kuo žemyn į apačią, tuo yra gyvenančios bakterijos, kurios mažiau nereikia to deguonies. Ir tas pH yra be galo svarbus, nes, pavyzdžiui, prie pH 5,5 gaminsis daugiau tos bakterijos, egzistuos bakterijos, kurios gamina butiratą. Prie pakėlus 1 laipsnio, iš 5,5 į 6,5 jau bus kitų bakterijų įsijungs veikla ir jau daugiau gamins propionatą, acetatą. Taip, kad kai žmonės kalba apie tai, kad ten reikia kažkokiu būdu tos pH-us kaitalioti, tai truputėlį išplaukia iš to tokio mokslinio taško. Kalbant apie maisto medžiagų įsisavinimą, vėlgi yra labai griežta tvarka ir aiškios, kaip sakyti, linijos nubrėžtos, kur kokios medžiagos įsisavina. Tai didžiausia angliavandenių absorbcija, didžiausias metabolizmas vyksta viduriniai plonosios žarnynos dalyje junum ir jinai yra vadinama lietuvių kalbą išvertus tuščioji. Tas tuščioji pavadinimas kilo dėl to, kad senoviai, kai anatomai skruosdavo žmonės, atidarydavo tą žarnyno dalį ir matytų, kad jinai visą laiką tuščia yra. Tai iš to ir kilo tas pavadinimas, bet jinai strategiškai yra be galo svarbi. Čia yra daugiausiai gaurelių, yra storas gleivių sluoksnis ir labai gera kraujotaka. Toliau strategiškai yra labai svarbi ir klubinė žarnos sritis, nes šitoj vietoj
būtent šitoj vietoj ir vyksta vitamino B12 įsisavinimas ir didžiausias magnio kiekio įsisavinimas, net iki 80% magnio būtent klubinės žarnos srity vyksta. Toliau kalbant apie tas gleivės, apie muciną, dažnai sakau pacientams, kad turi būti, kaip sakyti, mūsų žarnynas iš vidaus kaip su pamušalu, padengtas gerų, tvarkingų, nesuplyšusių pamušalų. Tai už tą pamušalą atsakingas yra toksai mucinas 2, vienas sudėtingiausių sintezuojamų baltymų. Ir tyrimuose su gyvūnais jiems sukeliant kolitą buvo nustatyta, kad įvykusios mutacijos sukelia tokį negerą, netvarkingą baltymo susilankstymą ir kaupimąsi endoplazminiam tinkle, kas iškraipo to mucino gerąsias savybės, galim taip pasakyti. Ir būtent neoptimaliai surinktas mucinas 2 susidarys tada žemos kokybės vidinis gleivių sluoksnis, kuris absoliučiai neapsaugos kitus svarbius žarnyno gleivinės sluoksnius bei sąlygos imuninės sistemos suaktyvavimą. Dabar kas drasko tą gleivių sluoksnį, kur jisai dingsta? Sveikas storžarnės gleivių sluoksnis atsinaujina maždaug, kaip sakyti, 2 mikrometrus per minutę greičiu. O vakarietiška dieta sumažina šitą atsinaujinimo greitį 4 kartais. Tai jeigu valgysime perdirbtą maistą, tai tiesiog, kad ir kaip norėsim, neišeis padaryti gero gleivių sluoksnio. Taip kad tas yra ir labai svarbi detalė, siekiant turėti sveiką žarnyną. Toliau žarnų epitelio ląstelės sukimba viena su kita per 4 jungtis. Įsivaizduokit, kaip sakant, Dievas sukūrė žmogų, ar ne, kur ne per vieną jungtį, ne per 2, bet per 4. Ir tas sujungimas toks tvirtas užtikrina nepralaidumą, ar ne? Tai jeigu mes turim ploną gleivių sluoksnį ir čia tarpai tarp ląstelių yra subirėję, tai praktiškai atveriam vartus tiems dalykams, kurie ten jau nebereikalingi storžarniai, lysti laisvai kaip protarpdančius gilin į link imuninės sistemos ir sukelti, kaip sakant, uždegiminius procesus žarnyne. Be to, šitos jungtys yra svarbios tam, kad jos atlieka tokią, ir kaip tarpląstelinį transportą. Nes šiaip žarnynas, jeigu įpilsim vandens, jis bus taip kaip neperšlampamas ploščius, taip galim pasakyti, kad praneštų tam tikras medžiagas ir visa kita, ten yra įvairūs mechanizmai, kurie tą ir atlieka. Tačiau jeigu bus tos jungtis prastos, sutrukinėjusios, procesas normaliai nevyks. Nesandarus žarnynas sukelia lėtinį sisteminį uždegimą, nes jeigu įsivaizduosit 40 kvadratinių metrų, jisai suardo kraujo smegenų barjero vientisumą. Ir tas vientisumo suardymas duoda tai, kad visos tos toksinės medžiagos, visi tie agresyvūs metabolitai eina, plaukia link smegenų ir būtent į tas sritis, kurios atsakingos yra už judesių valdymą, motorinį planavimą, mokymasi, įpročių formavimąsi, tam tikras emocinės ir kognityvinės funkcijas. Ir blogai yra tai, kad nuėjusios ten visos tos medžiagos ten smegenyse papildomai sukelia uždegimą ir dar smegenys vėl pradeda, kaip sakyti, savo agresyvius uždegiminius mediatorius skirti. Tai gaunasi toks vos ne kaip dvigubas krūvis uždegimas smegenims. Dirgliosios žarnos sindromas tai yra ta liga gastroenterologija, kuri ir padėjo atskleisti, kad egzistuoja smegenų žarnyno ašis. Ir šitos ligos iki tų atradimų labai nemėgo gastroenterologai dėl to, kad iš tikrųjų labai sudėtingi šitie pacientai, nes jų nusiskundimai, simptomai išeina už žarnyno ribų.
į šitą procesą yra trauktos smegenys, todėl mes turime žmogų, kuris skundžiasi, sakykime, pilvo pūtimu, pilvo skausmais, tuštinimosi problemomis, nerimu, depresija, žodžiu, daug visokių dalykų. Ir jie yra tie žmonės, kurie dažniausiai lankosi pas gastroenterologą, iki 10% populiacijų tokių žmonių turime. Ir daro daug tyrimų, o pasiekoj nieko neranda. Ir tada klausimas daktarams ir ką daryti, aš vis tiek blogai jaučiuosi, man ligos neranda. Tai čia viskas yra dėl to, kad sutrikusi ta smegenų žarnyno ašies reguliacija. Ir prie šitos ašies reguliacijos sutrikimų ne vien dirgližarnas priskiriama, yra ir priskiriamas funkcinis rėmuo. Pavyzdžiui, gali jausti kaip refliuksą, kaip rėmenį, bet gali būti taip, kad atlikus pH-metrijas, manometrijas, ten gali ir nebūti to tikrojo refliukso. Viskas bus dėl tos ašies reguliacijos sutrikimo. Toliau gali būti paprasčiausias pilvo pūtimas, paprasčiausias tuštinimosi pasikeitimas be jokių kitų simptomų. Tai viskas irgi priskiriama prie šitos ašies sutrikimų. Šiai dienai iš tikrųjų yra taip toli pažengęs mokslas apie mikrobiologiją, mikrobiotą, žarnyno konkrečiai mikrobiotą, kad dabar daugybė ligų yra siejama su žarnynu. Ir neurologinės ligos, ir reumatologinės ligos, ir plaučių kai kurios ligos, ir raumenų ligos ir taip toliau, ir taip toliau. Protiniai ir elgesio susirgimai, tokie kaip autizmo spektro sutrikimai, autizmas, šizofrenija, depresija, nerimas. Paskutiniais dešimtmečiais stebimas dramatiškas šitų ligų naujų atvejų skaičiaus augimas, siekiantis maždaug 40% sergančių žmonių pasaulyje. Kalbant apie tai, kaip žarnyno mikrobiota sąveikauja su smegenimis, tai čia aš pateikiau tokią sudėtingą schemą, bet iš pradžių gal bus atrodys tokia sudėtingai, pasitengsiu paprastais žodžiais paaiškinti. Tai žalia rodyklė rodo tą neuroaktyvųjį kelią, kuriame svarbus pagrindiniai du žaidėjai. Tai yra hipofizės pagumburio ir antinksčio ašis ir triptofanas. Toliau eina mėlyna spalva žymi imuninę sistemą, o žarnynas yra galinga neuroendokrininė imuninė sistema taip pat. Visi neuroimuniniai mechanizmai iš čia pareina. Ir toliau yra metabolinis kelias, tai mūsų bakterijų metabolitų sąlygoti poveikiai. Kalbant apie pagumburio, hipofizės ir antinkščių ašį, tai čia yra ypatingai svarbi ašis. Šita ašis yra pagrindinis kelias, kuriam įtakos turi mikrobiota. Ir jinai yra centrinė ašis, kuri reguliuoja, tai yra, kaip sakant, reaguoja į atsaką. Jos dėka, reiškia, išsiskiria antinksčių hormonai, tokie kaip kortizolis, kortikosteronas. Ir visą šitą valdo, tvarko branduolys, suprachiasminis branduolys esantis smegenyse. Ir nuo viso šito priklauso ir mūsų cirkadiniai ritmai, ir paros pojūčiai ir taip toliau. Ir šitoje veikloje yra specifinės bakterijos, kurios atsakingos už tos visus dalykus. Ir jeigu bus mikrobiotos pusiausvyros sutrikimas, tai bus nenormalus atsakas į stresą. Žmogaus evoliucijoje triptofanas tapo centrinė figūra neatsitiktinai, o todėl, kad jis turi unikalią savo cheminę struktūrą. Tas unikalumas pasireiškia tuo, kad jis turi indolo žiedą, stabilų branduolį, kurio dėka gali lengvai perduoti elektronus
Šita savybė lemia tai, kad iš triptofanas gali būti modifikuojamas į kitus junginius, iš jo galima kurti kitus biologiškai aktyvės medžiagas. Tiesiog jis yra labai lankstus kaip tokia medžiaga. Ir triptofanas yra nepakeičiama amino rūgštis organizme, jos neprisigamina, mes turime gauti iš aplinkos ir pagrindiniai šaltiniai yra visą tai, ką mes ir taip žinom ir galbūt valgom, tai būtų mėsa, žuvis, kiaušiniai, riešutai, sėklos, ankštinės, daržovės. Tai čia yra pagrindiniai šaltiniai. Ir įdomiausia tai, kad triptofanas, kaip sakyti, evoliuciškai jau buvo dar iki žmogaus. Jį turėjo bakterijos, turėjo kiti organizmai, augalai. Ir, kaip sakyti, gamta pati pamatė, kad triptofanas padeda bakterijoms per signalinės molekulės viena su kita bendrauti. Indolo žiedas padeda jungtis į komunas ir evoliucija pati pasirinko, kad žmogui turi būti jinai pagrindinė centrinė figūra, metabolinis mazgas. Ir triptofanas kaip tiltas apjungia 3 tokius pagrindinius kelius. Tai yra serotonino kelias, kinurenino kelias ir metabolinis mikrobiotos kelias. Mūsų tikslas yra, kad kuo daugiau būtų serotonininio kelio ir bakterijų metabolitinio kelio ir kuo mažiau to uždegiminio kelio. Ir šitas visas mechanizmas, ką iš to skaidriai matot, ir yra triptofano unikalumas, kuris parodo, kaip gražiai yra apjungta nervinė sistema, imuninė sistema ir medžiagų apykaitos sistema. Dabar, jeigu žiūrim iš triptofano į serotonino kelią, tai matom, kad iš serotonino toliau eina melatoninas. Šiai dienai irgi labai daug yra įvairiausių, kaip sakyti, mokslų, kaip pagerinti miego kokybę, nes labai dabar žmonėms su miegu blogai, daug miego sutrikimų prognozuojama. Ir šitam visam veikimo keliui ypač svarbus yra magnis. Kalbant apie metabolitus ir mikrobus, tai čia indol 3 propiono rūgštis svarbi, kitaip sutrumpintai IPA vadinasi. Ir jos dėka vėlgi prisigamina metaboliškai svarbus įvairūs dalykai. Ir tas kinureninis kelias, laikoma, kad ten ido tokios raidelės pažymėtos, jeigu yra blogas, sakykime, neuropsichinių vaistų, tokių kaip serotonino reabsorbcijos inhibitoriai, tai būtų Prozakas, sakykime, veikimas, tai galim kaltinti, kad yra šitas mechanizmas įsijungęs. Žodžiu, vidurinė sritis, jinai yra kaip ir reikalinga, kada viskas yra pusiausvyroje, kada viskas gražiai veikia, tačiau uždegimo metu visas, kaip sakyti, serotonino kelias stabdomas, persijungiam būtent šitą sritį tam, kad apsaugoti mūsų organizmą nuo agresijos, nuo uždegiminių veiksnių. Dar nepaminėjau, atsiprašau labai. Kalbant apie testą, kurį minėjo gerbiamas Kolinsas, tai būtent labai aiškiai šitoj skaidriai pasimato, ką mes matuojame. Matuojame indolą, matuojame triptofaną, matuojame kinoreniną ir paskui žiūrime jų santykius ir iš to pasakome tą vadinamąjį metabolinį indeksą. Skirtingos bakterijos gali tą patį triptofaną paversti arba gydančiomis molekulėmis, arba uždegimą skatinančiomis. Todėl yra labiau svarbu ne pats triptofano kiekis, o mikrobiotos sudėtis. Ir triptofanas žmoguje veikia ne kaip kažkokia atskira amino rūgštis, o kaip bendras žmogaus ir jo mikrobiomos evoliucinis projektas. Žmogaus smegenų gebėjimas stabiliai funkcionuoti socialinėse grupėse labai priklausė nuo serotonino lygio.
Todėl triptofanas netiesiogiai prisidėjo prie bendruomeniškumo, prie emocinės savireguliacijos ir agresijos kontrolės. Ir tai ypač svarbu tokiai socialiniai rūšiai kaip Homo sapiens. Serotoninas yra daugiau negu laimės hormonas ta prasme, kad jisai dalyvauja lygų žarnyno lygmenyje vystymasi ir taip pat dalyvauja sisteminėme lygmenyje įvairių lygų vystymasi. Tai yra jo veikimas labai platus. Ir kalbant apie laimės molekulės, tai didžioji dalis, 90-95% serotonino gaminasi žarnyne ir tik nedidelė dalis galvos smegenyse. Ir čia įdomiausias dalykas yra tame, kad tai yra atskiri dalykai. Serotoninas iš žarnyno nesusimaišo su smegenim. Viskas vyksta per biochemiją. Ir ką serotoninas daro, kokios jo pagrindinės funkcijos, jeigu tai pagrindas būtų mūsų nuotaika, mūsų emocijos, miegas ar neskausmo suvokimas, žarnyno visa funkcija ir kraujagyslių tonusas. Serotoninas vėlgi yra priskaičiuojama, jo receptorių yra priskaičiuojama daugiau negu 14 rūšių, galbūt dar jų ir daugiau atras. Čia aš išrašiau tik tai 7 pagrindinius ir 5H3 ir 5HT3, 4 tai yra, čia jau yra gastroenterologų duona ir būtent į šitą vietą kreipiamas dėmesys, kuriant naujus vaistus ir būtent šitų, kaip sakyti, receptorių hiperaktyvinimas arba nedaktyvinimas duoda tam tikras klinikinės išraiškas bei simptomus. Čia Kolinsui buvo irgi klausimas apie triptofano papildus. Tai visgi pirmiausia turim turėti sveiką žarnyną, sveiką pusiausvyrą žarnyne. Ir jeigu bus uždegiminis žarnynas, tai iš esmės triptofano papildai neveikia. Ką galime padaryti kasdien? Tai yra 3 pagrindiniai ramsčiai. Tai yra miegas, streso mažinimas ir gera mityba. Rūpindamiesi žarnynu, rūpinamės savimi. Ir mitybos pokyčiai gali lemti net iki 57% žarnyno mikrobiotos pokyčių. Todėl reikia, kaip aš sakau, būti labai atsargiems su vairiom dietom, moderniom, madingom ir taip toliau, nes bet koks ryškus pokytis lemia ir mikrobiotos pasikeitimus. Ar į gerą, ar į kokią pusę, čia jau pats žmogus gali pasakyti, aišku, ir mokslininkai. Pagrindinės produktų grupės čia išvardintos, kokias mes turėtumėm vartoti, tai kaip ir Kolinsas akcentavo, skaidulos ir skaidulos. Be abejonės, kai jau yra liga, kai yra kažkokie klinikiniai simptomai, su skaidulom reikia truputėlį atsargiau, nes paprastai žmonės, kai blogai jaučiasi, kaltina įvairiausius produktus, išmeta iš savo raciono ir pačius geriausius netgi, ir kaip velnės kryžiaus bijo tų skaidulų. Tai šitoj vietoj reikia pradėti nuo labai mažų dozių ir tiesiog treniruoti. Taip kaip raumenį treniruojam, taip ir čia šitoj vietoj turi būti treniruoti. Ir tas palaipsnis didinimas, tai labai lėtas, taip kaip žmogui tinka, kad nepūstų pilvo, kad nesukeltų papildomų simptomų, taip ir skiriame. Toliau kalbant apie mano praktiką ir kasdienę, kaip sakyti, pacientų vertinimą mitybos prasme, tai, blogai yra, blogai. Uogų, kad valgytų, retas. Gal sezono metu ir tai dar klaustukas, ką aš buvau irgi labai nustebusi, tai praktiškai mes negaunam polifenolių, o žuvies geriausiu atveju 1 kartą mėnesį valgo, bent jau aš čia kalbu apie savo pacientus. Daržovių pagrindas truputį ten agurko papjaustyto, pomidoro, o jau kas liečia ten ar kopūstus, ar brokulius ir tai biški kitokias įdomesnės, retas. Tai kai sakom, aš valgau daržovės, klausimas kiek, ar ne? Nes 100 gramų, pavyzdžiui, kažkokių salotų ar to paties agurko, ten yra tik tais 2 gramai skaidulų. Norma, jau senai jinai egzistuojanti, paskaičiuota ta norma 25-30. Čia vidurkis.
vyram biški daugiau, moterim galima ten dadėti. Tai mes tos normos niekaip nepasiekėm. Tai dėl to skatinam įtraukti tos ankštinius. Ar ne? Rytų šalis labai daug ankštinių daržovių vartoja ir ankštiniai 100 gramų ankštinių pupelių, ką be paimtumėm, turi 100 gramų 13 gramų skaidulų, kur 2, kur 13. Tai užkart gali greičiau tą dienos normą padaryti. Bet čia reikia treniruoti savo žarnyną. Na ir fermentuoti produktai. Fermentuoti produktai nereiškia, kad bet koks produktas, ar ne, nes fermentacija keičia maisto skonį, maisto tekstūrą, atsiranda daugiau fermentacijos metu tam tikrų mineralų, vitaminų kažkokių tai ar ne, ir palengvina, sakykime, tam tikrų maistinių medžiagų virškinimą ir absorpciją. Tai reiškia, kad tas fermentuotas produktas turi būti ir skonio prasme priimtinas, ar ne, ir duoti kažkokią naudą, patvirtinta kažkokiais moksliniais tyrimais, randomizuotomis studijomis ir taip toliau. Bet šitie fermentuoti produktai turi būti. Tarp kitko, aš irgi praeitais metais atostogavau pas draugus Graikijoje, tai jogurtas graikiškas ryte, per pietus, vakare, kur tik nori ten ir deda jį. Žodžiu, tikrai daug naudoja tų fermentuotų produktų. Kalbant apie mitybą, tai čia šitoj vietoje galiu pasakyti, kad Viduržemio jūros regiono dieta, apie ką jūs jau daug girdėję esat, padidina mikrofloros, mikrobiotos įvairovę iki 25%. Tai dabar sakoma, kad ją vadinti ne dieta, bet tiesiog tokia kaip ir mityba, kurie gausu daug skaidulinių medžiagų, polifenolių, omega 3. Čia buvo įdomios kelios studijos padarytos, kaip jeigu trūksta maistinių medžiagų ir papildant savo organizmą, kaip galime keisti. Ir tą ir Kolinsas pabrėžė, ar ne, kad reikia pirma žiūrėti, ką valgome, ką papildome ir koks iš to rezultatas. Tai, pavyzdžiui, kaliniams buvo duodami žuvų taukai ir multivitaminai ir pastebėjau, kad sumažėjo jų agresyvus ir smurtinis elgesys iki 35%, o asocialus elgesys net 26%. Vaikams duodant žuvų taukų ir multivitaminų pagerėjo elgesys, intelekto balai, o kas nenori turėti protingesnio, gerai besielgiančio vaiko. Ir tarp kitko su autizmo spektro sutrikimo lygomis skaičiau tokią studiją, tyrimus, kuomet pakoregavus, pakeitus tvarkingą padarius mitybą vaikams, iki 80% galima, kaip sakant, koreguoti ligos simptomus. Tai irgi daug ką pasako. Tiksliniai papildai, kurie turi geriausią mokslinį įrodymą, tai yra probiotikai, prebiotikai. Prebiotikai tai yra konkrečios medžiagos, kurios selektyviai veikia į tam tikras bakterijų rūšis ir skatina jų augimą. Funkcinės skaidos suprantamos platesnė prasme. Taip pat polifenoliai ir omega 3. Papildomi nutrientai, kurie didina triptofano biopraeinamumą, tai yra magnis, vitaminas B6, cinkas, polifenoliai ir omega 3. Fizinis aktyvumas irgi yra pilna studijų ir mūsų sporto klinikos profesoriai daug apie tai kalba viešai. Iš tikrųjų mažina ir uždegimą, pagerina epitelio membranos vientisumą, o svarbiausia didina mikrofloros įvairovę. Ir tyriant profesionalius atletus pastebėta, kad jie pasižymi ypač didelę mikrobiotos įvairovę. Taip, kad tas fizinis judėjimas, fizinis krūvis yra privalomas. Toliau reikia iš tikrųjų labai žiūrėti į miegą, į miego kokybę, bet svarbiausiai žiūrėti cirkadinių ritmų. Dabar yra tas poslinkis, tas šiftas vadinamas, kad visi puolam vakarais valgyti, ar ne? Dėl to metabolizmas trinka, dėl to visokios bėdos ištinka ir taip toliau. Tai šitoj vietoj turim vėl kažkaip atsigręžti į tai, kad valgom dienos metu, ar ne, kada yra šviesu. Tai didžiausias maisto kiekio suvalgymas turi būti tarp 15 ir 16 valandos,
o baigiam 18-19 valandą. Ir tada protarpinis badavimas, tai išlaikom nevalgymą 12 valandų ir jau mes turėsime milžinišką didžiulę naudą savo sveikatai. Toliau meditacija, mindfulness, miško terapija ypatingai teigiamai veikia mūsų žarnyną, ekosistemą. Yra daugybė mokslinių tyrimų įrodyta, kad meditacijos metu, pavyzdžiui, padaugėja tam tikrų bakterijų, kurios pagerina polifenolių sintezę žarnyne, sąlygoja tokį antioksidacinį, antiuždegiminį poveikį, antialerginį ir taip toliau. O miško terapijos metu mes, kaip sakant, komunikuojame su miško garsais, su oro mikrobais ir iš to irgi apsikeičiame vienas su kitu gerosiomis bakterijomis ir turime to didelės naudos. Ir tarp kitko miško terapijos garsai pagal savo dažnį, pagal savo poveikį į organizmą atitinka Mozarto muziką. Ir dabar jau yra straipsnių tyrimų, kada tyriama, kad klausantis Mozarto muzikos galime pagerinti savo mikrobiotą, taip pat padidinti jos įvairovę. Na ir sakoma, kad žinom, kad žarnynas su smegenim kalbasi tarpusavį, komunikuoja. Tik svarbu išgirsti, ar ne, ir yra magija išgirsti muziką savyje. Ir šiandienai tai tapo įmanoma. Biota Beats komanda, kurią sudarė mokslininkai, pasikvietė garsius muzikantus, garsų didžėjų ir sukūrė, kaip sakyti, galimybę išgirsti, kaip mūsų mikrobiota skamba. Na ir buvo paimta tepinėlė iš įvairių kūno vietų ir išauginta laboratorijoje tos bakterijos ir paskui naudojant kompiuterinį algoritmą buvo paleista ta muzika, išgirsta, kaip iš tikrųjų mikrobiota skamba. Na ir kviečiu pasiklausyti šitos magiškos muzikos. Išgirdom save, išgirdom, kaip gražiai skamba muzika mumise. Tai žinutė namo, kad rūpinkime savo žarnynu, rūpinkime savo mikrobiotą, nepasiduokime reklamoms, nepasiduokime madoms dietų įvairių ir prisiminkime, kad turime triptofaną, tokį metabolinį mazgą, kuris labai puikiai viską strateguoja. Mums belieka tik padėti jam, ar ne, pateikti gerą maistą, kokybišką maistą, o mikrobiota ir triptofano metabolizmo keliai viskuo pasirūpins. Nepamirškime sveikos mitybos principų. Visas genialumas yra paprastume, ar ne? Rinkimės tvarkingai, sveikai maitintis, atsirinkim sveikus produktus, valgykime lėtai, neskubėdami, mėgaudamiesi mindfulniškai ir turėsime gražią melodiją savyje. Ačiū už dėmesį.